Labas vakaras. Šį kartą lankomės Kėdainių rajone esančiame Pagirių miestelyje. Jame visai neseniai duris atvėrė universalus Adomo Jakšto daugiafunkcis centras. Kaip šio centro atsiradimas pakeitė Pagirių gyventojų kasdienybę ir kam šį vakarą atiteks skaidrumo jonvabalis, sužinosite jau labai greitai. Šiandien laidoje įsteigus daugiafunkcį centrą Kėdainių rajone atgimė Pagirių miestelis. Daug maloniau mokytis. Nuostabiai gerai. Labai dabar gražu, švaru. Tai kaip gražu, kaip šilta, kaip gera. Ir žiemą svarbiausia, ateinam, atsigaunam. Pagirių daugiafunkcio centro įkūrimo istorija ir skaidrumo jonvabalio naujieji namai. Kviečiame žiūrėti. Sunku net įsivaizduoti, kad kadaise Kėdainių rajone esantis Pagiriai klestėjo. Čia buvo auginami kone didžiausi obelų ir vyšnių sodai visoje Lietuvoje. Gyventojai kūrė šeimas, sėkmingai dirbo, o vidurinę mokyklą tuomet lankė 500 moksleivių. Dabar Pagiriuose tik 377 gyventojai. Mokyklos patalpos per didelės ir atgyvenusios. Darželis taip pat. Ambulatorija, kurioje teikiama pirminė sveikatos apžiūra, kone avarinės būklės. Susidariusi situacija Pagiriuose siūlė dvi išeitis. Pirmoji – uždaryti mokyklą, darželį ir ambulatoriją. Likusius darželinukus, ikimokyklinukus ir moksleivius kasdieną vežioti į 15 km nuo Pagirių esančią Šėtą. Antroji išeitis – Pagiriuose įkurti daugiafunkcį centrą, kuris būtų pritaikytas miestelėnų reikmėms. Pasirinktas pastarasis variantas. Taip, pačiame miestelio centre, rekonstravus nebenaudojamas patalpas, visai neseniai duris atvėrė Adomo Jakšto universalus daugiafunkcis centras. Kviečiame apsilankyti. Pagiriuose įsteigus universalų daugiafunkcį centrą išliko ne tik pradinė mokykla, bet ir ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikų grupės. Sveiki, aš Beatričė, man 6 metai ir labiausiai čia patinka piešti ir labai patinka ši mokykla. Mažylius auginantis tėveliai džiaugiasi galimybę juos vesti į darželį. Juk jei jo nebūtų, vienas tėvų turėtų pasilikti prižiūrėti vaikus, tai prarasdamas galimybę išlaikyti savo darbo vietą ar atlikti kitas nemažiau svarbias pareigas. Čia gimiau ir užaugau. Po to mes išvykom gyventi į Kėdainius, bet teko sugrįžti, kad reikia prižiūrėti savo mamą. Ir turiu vieną sūnų, kurį vedu čia daugiafunkcį centrą. Vaikam yra geriau, nes vis tiek reikia vaikam. Bet ir jie pabūna čia, pažaidžia, pasimoko kažką tai. Šiame daugiafunkciame centre dabar veikia Šėtos gimnazijos filialas, kurį lanko 1–3 klasių moksleiviai. Pagirių krašto bendruomenė tai yra puikia galimybė savo vaikus leisti kuo arčiau namų. Vadinasi, jie neturi rūpintis, kad jų vaikai atsikeltų kuo anksčiau, kad jų vaikai autobusu nuvažiuotų į toliau esančią mokyklą. Todėl šis daugiafunkcis centras sudaro puikias galimybės vaikam ugdyti kuo arčiau namų. Daug maloniau mokytis, spintelės geros, lenta patogi, stalai gražus. Bendruomenė taip pat džiaugiasi daugiafunkcių centru. Čia sprendžiami svarbus klausimai, susirenkama švenčių metu, taip pat vyksta įvairūs edukaciniai užsiėmimai. Įdomu, ką šiuo metu veikia bendruomenės nariai. Šiuo metu, kadangi Velykos netoli, tai darom dekoracijas papiemašę techniką, viščiukus, gaidelius, vištas. Bendruomenės nariai laimingi, turėdami kur turiningai praleisti laisvalaikį. Nuobodu namuose visą laiką kojines mėgsta. Čia vis tiek pabendrauji tarp žmonių. Viską ir sužinai, labai daug sužinai. Ką nors naujo įdomaus. Šiaip tai iš dalies tai mes turėjom tą patį beveik anksčiau, kadangi irgi po vienu stogu, bet tuo labiau, kad čia šilta, tai va atsiranda žmonių, nes kada buvo šalta, tai nelabai kas norėjo eiti, o dabar, kadangi šilta, galim nusirengti, galim persiaut, tai labai smagu ir dirbti, todėl kad, šilumoje visai kitas darbas. Pagirių gyventojai jau spėjo pamėgti Naujutėlaitę biblioteką. Palyginus su ankstesnė, tai žinoma, čia švaru, šilta, gražu. Ten vis vien buvo senas pastatas, viskas kitaip, o čia, bet to man ir arčiau dar, čia miestelio centras. Tai va, šiandien man nusireikia pasižiūrėti
atsinaujinimo, nes pavasaris reikia daryti remontą, tai va atlėkiau pasivartyti knygą, kadangi interneto neturiu, tai viskas iš knygų. Aš mėgstu knygas labai skaityti, tai aš čia dažnas svečias toj bibliotekoje esu. Daugiafunkciame centre veikia ir ambulatorija. Sušlubavus sveikatai, Pagirių miestelio gyventojai žino, kad pirmoji pagalba visuomet bus suteikta. Nuostabiai gerai. Labai dabar gražu, švaru, tai ne pirma. Buvo iššalta, sušalęs, ten radiatorius pastatytas, vis tiek tik tai, kur žmonės, o kur kalydoriai, kur daktarė būna, o kalydoriai jau šalta. Visai kas keitė, čia nebepridėsi prie to. Šiame daugiafunkciame centre veiklos randa ir senjorų kolektyvai. Čia labai. Ir iš viso taip atsinaujinę kultūros namai ir mums davė tokią puikią, čia net salę galima pavadinti, tokį kabinetą. Tai mes čia labai patenkinti, mums labai čia patogu, labai. Tai kaipgi gražu, kaip šilta, kaip gera. Ir žiemą svarbiausia, ateinam, atsigaunam labai gerai, labai. Projekto įgyvendinimo metu buvo apšiltintas stogas ir sienos, pakeisti langai ir durys, įrengta elektros instaliacija, karšto ir šalto vandens, šildymo, vėdinimo sistemos, atlikti vidaus apdailos darbai, taip pat nupirkti reikalingi baldai, kompiuterinė technika, kita įranga ir inventorius. Bendras įgyvendinto projekto biudžetas daugiau nei 713 tūkstančių eurų. Baldams išleista apie 39 tūkstančiai, kompiuteriniai technikai 14,5 tūkstančio, kita įranga bei inventorius kainavo apie 28 tūkstančius eurų. Kėdainių rajono savivaldybė su Pagirių daugiafunkcio centro projektu prisijungė prie skaidrumo iniciatyvos. Smalsu sužinoti, kodėl. Kėdainių rajono savivaldybės administracija siekia kuo skaidriau gyvendinti savo projektus. Gavę progą prisijungti prie visą Lietuvą apimančios skaidrumo iniciatyvos, nedelsdami pasinaudojame šią progą ir taip tikimės įtraukti ir gyventojus į mūsų veiklą ir suteikti dar daugiau aiškumo visuomenėje aktualiais projektais. Žinau, kad esate inicijavę daugiau negu 80 projektų. Kodėl išskyrėte būtent šį? Šis projektas yra aktualus visoms gyventojų grupėms, nuo iki mokyklinuko iki senjorų. Manome, kad projektas apimantis švietimo, sveikatos, kultūros paslaugų infrastruktūros tobulinimą yra aktualus ir įdomus visuomeniai. Netrukus Pagirių Adomo Jakšto daugiafunkciam centrui Žinių ekonomikos forumo atstovas įteiks skaidrumo simbolį. Ponas Arminai, Žinių ekonomikos forumas vienas iš skaidrumo iniciatyvos steigėjų. Kaip apskritai kilo mintis susiburti į šią iniciatyvą? Tai jau pati iniciatyva apibūdina save, tai yra skaidrumo iniciatyva, tai buvo pagrindinis tikslas visų partnerių be abejo, bet visi mes turėjome ir savų tikslų. Mūsų, matyt, pagrindinis tikslas buvo kalbėti apie efektyvų lėšų investavimą į vairius projektus, siekiant gerinti žmonių būtį ir kitus dalykus. Tai šioje vietoje mums yra svarbus atviri duomenys, mums yra svarbu, kad visuomenė galėtų dalyvauti šiuose procesuose. Kaip Jūs vertinate faktą, kad prie skaidrumo iniciatyvos jungiasi tokie skirtingi objektai? Birštono Kurhausas, Šaltojo karo muziejus, Tado Ivanausko zoologijos muziejus, na ir žinoma šios dienos objektas. Iš tikrųjų labai pozityviai dėl paprastos priežasties, tai nėra vienos sferos ar vienos srities šita iniciatyva būtent ir buvo skirta tam, kad įvairūs projektai čia prisijungtų. Ir būtent šis prisijungimas tokių skirtingų projektų rodo, kad tiek visuomeniai, tiek patiem projektų vykdytojams yra svarbu kalbėti apie savo rezultatus ir rodyti, ką pavyko pasiekti. Iškilminga akimirka. Jau čia dar vienas skaidrumo jonvabalis apsigyvens šviesiuose namuose. Dėkojame Jums už tai, kad prisijungėte prie šios iniciatyvos ir rodote sektiną pavyzdį kitiems. Ačiū. Ačiū. Norėčiau padėkoti už tokį gražų mūsų darbo įvertinimą. Artėja savaitgalis. Metas, kuomet galite neskubėdami atlikti širdžiai malonius darbus. Pavyzdžiui, apsilankyti internetinėje svetainėje jonvabaliai.lt. Joje galite sužinoti, kokie jau projektai yra prisijungę prie skaidrumo iniciatyvos. Taip pat galite pakviesti Jums patikusį projektą prisijungti. Kurkime skaidrumą kartu. Iki pasimatymo kitą penktadienį.